Vilniuje įvyko tarptautinis Pro Tour kategorijos stalo futbolo turnyras, pritraukęs net 64 šio sporto entuziastus iš 6 šalių. Be gausaus būrio svečių iš Lenkijos, Rusijos ir netgi Maroko, šis turnyras ypatingas tuo, jog jame pirmą kartą susirungė visų Baltijos šalių sportininkai. Pradedančiųjų dvejetus užtikrintai laimėjo Rapolas Jamontas bei Donatas Radomskis. Atvirose vienetuose pirmąją vietą iškovojo Lenkijos stalo futbolo žvaigždė Marcinas Kopkovskis. Trečiąją vietą laimėjo rusas Jurijus Žukas, nugalėjęs lietuvį Dominiką Šilėną. Moterų dvejetus laimėjo lietuvės Gabrielės Arvasevičiūtės bei rusės Alesandros Krasnickajos duetas. Finale veikęs Eglės Vaisiakaiskautės ir Rinos Žuk komanda. Jaunių dvejetuose vėl nesustabdomi buvo Jamontas su Radomskiu. Dvejetų rungtis atnešė nemažai staigmenų. Pusfinalėje su stipriausia Lenkijos pora Snopkovskiu bei Vachovskiu susigrūmė lietuviai Domas Petronis su Arnu Baščiu netikėtai net 3-0 nugalėjo turnyro favoritus. Finale lietuviai gan lengvai surištino Žuko ir Arvasevičiūtės komandą ir tapo pirmaisiais lietuviais, laimėjusiais atviroje sportinio kategorijoje tarptautinėme turnyre. Moterų vienetuose čempionė tapo Rusė Krasnickaja, įveikusi Arvasevičiūtę, kuri tapo daugiausiai prizinių vietų pelniusią turnyro dalyve. Gediminas Žigelis, Sport 1 žinios + Vilnius.